rankos pakelimas ir iš karto sustojo automobilis, kuris mane šiek tiek pametė. Dabar reikia susižiūrėti, kur aš čia atsidūriau, kas yra aplinkui ir kur dar būtų galima nueiti. Hi! How you doing? I'm fine, how are you? Hey, I'm good, thank you. Nice. Vaikščiojimo, susitranzuot mašiną. Yra didelis gėris, kad grįžtum į uostą ir galėtum rytoj plaukt atgal į Barok salą. Fantastiškas vėjas. Džiaugiuosi, mane veža kažkokia moteris, kažkokia mašinytė. Ačiū jai. Baigėsi mano pusantros paros trukęs apsilankimas Ukalelių saloje ir aš tą apsilankymą prisiminsiu ilgai dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, čia mane baisiai sukandžioja vietiniai uodai, kurie yra blusos dydžio, bet koja padaro visą raudoną. Ačiū jiems. Ir antras dalykas, kuris šioje saloje man nutiko, tai yra mirė dronas. Dronas nebeturi galvos ir dronas formaliai yra miręs. Taip jau atsitiko, kad jis krito ir nežinau dėl ko, bet neišgyveno. O apskritai Palelijų dar mažesnė sala, jeigu aš kur orą sakau, kad tai yra degtukų dydžio sala, tai čia yra pačio degtuko dydžio sala, kai nuo vieno galo iki kito ilgiausias atstumas yra apie 8 mylias, plotis yra apie 3 mylias. Tai šiandieną daug teko pavaikščioti ir sėkmingai patranzuoti, bet tose vietose, kur jau tiesiog nepavyko tranzuoti, reikėjo eiti ir kojas dabar mirkau, nes jos jau šiek tiek nusidėvėjo ir padai yra puslėti. Apsilankymas čia $15 už land permit, tai yra už vaikščiojimą. Jeigu aš norėčiau plaukioti arba išplaukti su valtele, man dar reikėtų mokėti, turbūt 15, nežinau. Atvažiavimas čia $15 į vieną pusę, 15 atgal, plus $1 už kuprinę. Taigi 16,32 ir 15,47 $, vien už tai, kad čia apsilankai. Permito reikalauja visur, jeigu lankai muziejų, klausia, ar turi leidimą čia būti, ir tas leidimas leidžia tiesiog jį aplankyti, tikrina, ten užsirašo. Ir man čia sugrįžus į uostą, vietinė mergina iš turbūt vietinio ofiso, kuris čia prižiūri tvarką, man besėdint prieplaukoje atėjo paklausė, ar aš turiu leidimą. Jeigu turiu, parodyk. Tai vėl teko traukti ir parodyti, kad aš tikrai čia esu legaliai. Nežinau, kas būna nelegalų. Tazi normal. I'm an expert now. You know, you shouldn't take pictures. This fish is illegal.
Atėjo laikas apibendrinti visą šią kelionę ir prieš paskutinį skrydį, tai yra iš Manilos oro uosto į Amsterdamą, 14 valandų malonumas pasėdėti lėktuve. Atėjo laikas pasakyti tai, kas turbūt buvo svarbiausia šioje kelionėje ir kokius akcentus aš sudėliojau, kad bent šiek tiek jaučiausi pailsėjęs ir nusiteikęs tiems darbams, kurie manęs laukia ateityje. Visų pirma, aišku, pasiruošimas kelionėje ir mintyse dėliojimasis, kaip ten viskas galėtų būti, kaip aš galėčiau keliauti, nes turėsiu kuprinę ant pečių ir kaip ta našta galėtų būti lengvesnė. Tai pagrindinis dalykas mano buvo rūbai, kuriuos pasirinkau ir rinkausi tuos, kuriuos panešiojęs galėčiau išmesti. Can I get your email? If I have questions, I'll email you. Or I'll give you my email. But I don't have a pen. 2-3 dienos su marškinėliais, kelnaitėm ar dar kažkuo, ką tuo metu vilkėjau. Ir viskas throw away, kitas ir taip 3 savaitės keičiant rūbus ir vis atsisveikinant, išmetant tai, kas jau nebereikalinga ir ko nebereikės. Nuo to kuprinė tik tai lengvėdavo, aišku, jeigu ten neatsirasdavo maisto, jeigu ten neatsirasdavo vandens, kuris ją pasunkindavo. Ir taip reikėdavo ją nešiotis. Čia aplinkui vyksta darbai, dėl to pašalinio garsų labai daug. Taigi su rūbais viena problema jau buvo išspręsta, vadinasi, lieka visi tie malonūs dalykai, kaip gyvenimas, valgymas ir ką veikti. Su valgymu žinau, kad bus labai nesunku. Robertas man sakė, kad maisto kainos yra pakankamai geros, ten $5–10 už pietus. Tai manau, kad nėra daug ir kaip kelionė, kaip tokioje saloje, tokios kainos iš tiesų yra pakankamai geros. Taip, kad pasiskaičiau, kiek aš pinigų galėčiau skirti maistui, kiek pinigų galėčiau skirti gyvenimui. Tas gyvenimas tai yra miegas, niekas daugiau. Kai yra šilta, tu gali realiai miegoti bet kur. Kodėl nepabandžius padaryti tokio kvailo dalyko, kad kelionės metu miegoti visur, tik tai ne viešbutyje. Tai aš manau, kad man tas pavyko ir tai yra vienas iš tų linksmesnių išbandymų ir savęs nuteikimų ir bandymų visiškai išmesti iš galvos tas mintis, ką kiti pagalvos, o kiti tikrai daug ką pagalvodavo, pamačius iš šių veidų. Tai kaip jie reaguodavo, kai aš atsakydavau jų klausimą, o kokiam tu viešbutį apsistojęs? Aš sakydavau, gamtoje aš miegu. Where is your hotel? In the nature. Okay, sounds interesting. Aš tada jiems sakydavau, kad tai nėra interesting, tai yra tiesiog kvaila. Bet jeigu nori, kad tavo gyvenimas būtų įdomus ir nenuspėjamas, tai daryk kvailus dalykus ir viskas bus linksma. Taip, kad 3 savaitės miegojimo bet kur, aišku, buvo kelios patogios vietos, kuriuose aš dažniausiai miegodavau. Ir ką man sakydavo, tai kad tai yra nesaugu. Tau gali kažkas atsitikti, bet viskas, kas man atsitikdavo, tai man ir pavalgyti duodavo, ir atsigert duodavo, ir manim rūpindavosi. Tai aš nemanau, kad yra blogai. Vienas vyrukas sakė, kad čia, sako, yra 99,5% gerų žmonių ir tas 0,5% blogų žmonių. Aš ant jų nepataikiau, arba jie tiesiog manė, kad aš esu per daug kvailas, kad man kažką blogo daryti. Nors tikrai žinojo, kad mano kuprinė yra pilna technikos ir matydavo, kad aš su ją dirbu ar kažką darau. Taip, kad šitas challenge man tas pavyko, aš džiaugiuosi ir dabar galėsiu pasakyti, chebra, aš esu puikus to įrodymas, jeigu kas turi galvojat, kur miegoti ir aplinkoje yra šilta ir ta vieta nėra milijoninių žmonių miestas, miegokit po stogu, bet kur susiradę, ar lyskit kažkur, kur yra saugiau. Taip, kad, aišku, šiuo atveju mane gelbėjo tai, kad tai yra sala su labai mažai gyventojo, vieni kitus žino ir tu gali kažkiek jausti saugiai.
Bet jeigu, aišku, tai būtų vėl tas pats Taivanas, Taipėjus, kur dabar aš esu, aš turbūt taip nerizikuočiau arba tą daryčiau 1-2 naktis ir viskas. Nežinau, čia vėl, kas būtų, jeigu būtų, čia tokie mano pasvarstymai, bet tie pliusai, kurie buvo su manim, tai yra tai, kad sala yra maža, kad pakankamai saugu ir kita vertus buvo patogu miegoti, nes būdavo palapinės tos turgelio tipo, kur Lietuvoje yra turgelis, kur yra stogas ir prekystaliai, tai čia buvo labai panašu. Stogas buvo, elektra tiekiama į tas palapinės, taip kad galėdavau pasikrauti savo įrangą ir galėdavau miegoti, ant manęs nelydavo. Jeigu lydavo, tai keli lašai, bet tai, tiesiog ne tiesiai ant galvos. Taip kad buvo labai patogu šiuo atveju. Miegas išspręstas, maistas, kaip jau sakiau, kainos tokios, bet buvo galima ir pigiau, tiesiog eini į parduotuvę ir tas keliai mini parduotuvėlės, kur ten vištiena, kiauliena ar kažkas plus ryžiai, ten 3-4 doleriai, būdavo ir už nepilnus $2,5 priklausomai nuo to, kiek kojame. Kadangi man reikės grįžti iš Amsterdamo, o Europoje dabar jau yra žiema, tai bandysiu nesušalti bėgiodamas tarp stočių iš oro uosto į Amsterdamo kažkokią stotį ir ten persėsti autobusą. Gerai, kad po to visi šokinėjimai bus iš toj pačioj stotį, tik Lenkijoje vėl reikės iš vienos stoties pervažiuoti į kitą ir sulaukti autobuso į Lietuvą. Taip kad aš tikiuosi, kad šitas švarkas man padės, dar yra šalikas, dar yra kepurė, pirštinės, visą tai, ką pasiėmiau iš Lietuvos, nes galvojau, kad vėl grįšiu žiemą ir man to prireiks. Tikiuosi neperšaliusiu, nors visada gruodžio mėnesį, kai tik grįždavau iš kokių šiltų kraštų, visada mane pagaudavo peršalimas. Matau vieną vyruką, kaip spėju, Lenkas, kuris irgi buvo Koror saloje, taip kad jaučiu keliausim kartu iki Amsterdamo, po to galbūt net ir iki Lenkijos. Nekalbinau aš jo, bet mes susimojuodavom ir linkteltavome galvas prasilenkdami. Aš supratau, kad jis gyveno panašiai kaip aš. Ok, tebūnie. Taigi rūbai, nenorėjau prisirinkti šiltų rūbų, kad juos vėl nereikėtų man tampytis kuprinėje, nes tai būtų tiesiog papildomas svoris, kuris nepadeda kelionė. Taip kad šita striukė, kuri yra neperpučiama, neperlyjama, su šaliku, kepurė ir pirštinėm, vis man bus labai okei. Tiesa, norėjau vykti į Rock Islands, tai yra tos salos, kurios pasižymė, kurios ir yra žymiosios Palau salų vietos, kur žmonės vyksta nardyti, ten prisirinkti gražių nuotraukų. Man ten nepavyko nukeliauti dėl labai paprastos priežasties. Galvojau vykti su laivu, tai yra imti turą ir ten kilti su dronu, apskraidyti, prisirinkti nuotraukų. Dronas sudužo, vadinasi, į tą turą vykti nėra prasmės, nes ten su fotiku, gali pasirinkti kelis vaizdus, bet tai nebūtų tai, ko aš norėjau. Kita vertus, galėjau imti skrydį, tai yra su lėktuvu skristi aplink tas salas, bet kadangi sugedo mano 247 objektyvas, aš to paprasčiausiai padaryti nebegalėjau. O turint tik tai 14-24 objektyvą, man nesinorėjo su labai plačiu kampu skristi, nes vėl galvojau, kad nebūčiau gavęs tai, ko aš tikėjausi, ir rezultatas nebūtų toks geras, kokio norėjau. Taip kad arba tai, arba nieko. Šiuo atveju pasirinkau nieko. Kita vertus, peržiūrėjęs tai, ką turėjau, ką jau buvau padaręs, man atrodo, kad man to užteko ir dėl Rock Islands galbūt netekau kokį 20% įspūdžio, who knows. Bus proga sugrįžti, bet manau, kad aš čia niekada negrįšiu, į tą vietą niekada negrįšiu, nes tai yra iš tų vietų, kur aplankai vieną kartą ir jo, aš čia buvau, gražu, bet galbūt kitur dabar į kitą pasaulio vietą. Tai tokie mano įspūdžiai, aš esu patenkintas kelionė, viskas man patiko, džiaugiuosi ir tikiuosi, kad kitą rudenį vėl kažkokie nežinomi toliai mane nustebins ir vėl apsilankysiu ten, kur
pasakius šalies ar vietos pavadinimą, visų pirma net nežinai, kurią pusę žemėlapį žiūrėti, o po to jau žiūri, kas ten apskritai yra ir kas ten vyksta, kaip žmonės gyvena. Keliaukit žmonės, keliaukit bet kur, kad tik plėstumėt akiratį ir žiūrėtumėt, kaip viskas vyksta pasaulyje. Daug labai nuostabių dalykų vyksta. Žmonės gyvena įdomiai, žmonės gyvena laisvai, jie džiaugiasi gyvenimu, apie nieką negalvoja, galbūt galvoja, bet per daug nesuka galvos. Taip kad nesvarbu, negalvokit apie Azijas, Australijas, Amerikas, Europas. Pačioj Lietuvoje yra daug kur nukeliauti. Yra Latvija, yra Lenkija, yra Ukraina. Ten už 20-30 eurų pirmyn atgal galima nukeliauti, miegas pigus, maistas pigus, taip kad maks 50 eurų ir jau tu esi kitoj šalyje, jau matai kitus žmonės ir matai visai kažką kitokio, nei yra pas mus Lietuvoje. Nors, kaip sakau visiems, Lietuva yra pati gražiausia ir Lietuvoje tikrai gražu. Galbūt mums per daug nusibodė, per mažai matome, kad suprastume, jog tas grožis, kuris yra šalia mūsų, yra iš tiesų unikalus. Nes pasaulyje yra viskas taip pat. Žmonės tie patys, gamta vienokia ar kitokia. Jeigu ten yra šilta, jie niekada nematė žiemos ir jie nežino, kas tai yra sniegas. Mes žinom viską ir mes turime sniegą, mes turime žalius miškus, mes turime karštą vasarą. Bent jau savaitę dvi. Mes tuo galim pasimėgauti. Taip kad žinokit, Lietuva yra labai graži, tiesiog tik tai plėskit akiratį, keliaukit ir bandykit pasiekti tas vietas, kurios iki šiol jums buvo nepasiektos.